Gerą vakarą, vyrai ir moteris. Tai šiandien turim gruodžio 20 dieną. Čia va uždėjau ant fono tokią nuotraukytę jau visiems atsibodusi nuo tų visų gynėjų vaikų teisių. Tai buvo, kai čia tas susitikimas su Antanu Kandrotu. Ten kvietė jisai visus žmonės atvažiuoti, kas ten nukentėjo nuo vaikų teisių. Tai labai džiugu, kad nedaug jų suvažiavo. Vadinasi, gal nedaug yra problemų, bet iš esmės tai buvo tenai atvykę tokie žmonės, turi jie tokią negalę. Tai prašė pagalbos, kad atėmė vaikus 3 ir prašė padėti. Tai paskui dar ten buvo moteriškė, paskui dar buvo moteriškė, paskui dar buvo, žodžiu, buvo ten daug. Kam tos pagalbos reikia, bet nelabai čia man išeina taip visus čia taip paimti ir kažką padaryti. Tai žodžiu, nes būna situacijos, kai dar tik tai pradžios stadijoje, tai dar galima kažką greitai sutvarkyti, jau kur tenai jau eina ten procesai dideli, jau ten teismai antri ir panašiai, tai ten sunkus reikalas būna. Tai va norėjau pasidalinti tokią istorija, kuri vat irgi prasidėjo būtent nuo tada, kai buvo tas susitikimas. Tai Vilniaus rajone ar Vilniui žmonės su negale, kaip sakiau, paprašė pagalbos, nes atėmė vaikus. Paskui persiuntė man ten tų dokumentų pažiūrėti, parašė įgaliojimą. Susisiekiau, ten turėjo vykti tas posėdis atvejo vadybos. Sakau, kokius dokumentus turit, ką jums ten pateikė, dėl ko atėmė ten ir panašiai ar kažką. Tai buvau labai nustebęs, nors ką čia nustebti, tai nieko čia nuostabaus, čia normali praktika. Žodžiu, vat turėjo jie va tokį vieną dokumentą. Sprendimas dėl vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir jų tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamoje vietoje pratęsimo. Tai jau čia, ta prasme, dokumentas buvo įformintas ir paskui atseitis čia jau vat yra pratęsiamas. Tai kaip matot, buvo nuo lapkričio 21 iki gruodžio 20 su pieštuku užbraukta ir parašyta lapkričio 25 su pieštuku. Nei vieno parašo, nei nieko. Vienintelis dokumentas, kurie jį tai turėjo. Ir kuom tai viskas baigėsi. Tai žodžiu, peržiūrėjom tą visą, kas ten yra pas jos, parašėm dokumentą su reikalavimu pateikti viską, nuėjo į to posėdį, tai iškvietėm policiją, sakau, jeigu nebus dokumentų, kviečiam policiją, nes tas renginys neteisėtas. Tai ką, policija priėmė tą skambutį, ROIK numerio neatsiuntė, nieks nenuvažiavo, visos vaikų teisių skyriaus darbuotojos pabėgo, pakartotinai paskambinau, tai sako, tai reikia čia važiuoti, tipo reikia, sakau. Nuvažiavo, jau ten nieko nebuvo, priėmė pareiškimą. Ir viskas, tom ir baigėsi. Tai paskui dar palaukiam dar dokumentų, tai nuo ko viskas prasidėjo, atkasėm tokį dokumentą, kad buvo va toks va fenomeninis raštas, tai Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato Vilniaus miesto 5 policijos komisariato 1 veiklos skyrius. Pranešimas apie tyrimą. Ikiteisminio tyrimo byloje surinkta pakankamai faktinių duomenų leidžiančių pagristai įtarti, kad padarė baudžiamąjį kodeksą. Rašo, ji mušdama ir kitaip smurtautama sukėlė fizinį skausmą mažamečiam šeimoms nariams, o būtent ji ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų laikotarpių ir nenustatytų būdų smurtavo. Tai rašo, kad surinkta pakankamai faktinių duomenų, kad nenustatytų laikotarpių ir nenustatytų būdų. Tai čia buvo toksai tyrėjas Eglė Šoštak,
Ir, ir žodžiu, nu ką, tęsiasi, tai vat vakar gavau pranešimą, kad vaikus gražino. Tai va, toliau, kadangi, kaip žinote, iš praeitos istorijos Klaipėdos, kai stovi prieš tėvus ir sako, motina psichiatrinė, tėvas nenustatytas, dokumentų klastojimas vėl. Sugalvojau padaryti, pasinaudoti čia tokią visiems prieinamą platformą peticijos LT. Parašiau tokį peticiją, žodžiu. Pateikiu siūlymą papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą naujų straipsnių, kuris nustatytų pareigūnų baudžiamąją atsakomybę už tyčinį procesinių dokumentų surašymą, kai į oficialų dokumentą įrašomi žinomai nepagrįsta informacija. Tokia informacija gali daryti tiesioginę žalą asmenims, procesiniai padėčiai, ypač suteikiant įtariamojo statusą neturint faktinio pagrindo. Praktikoje pasitaiko atveju, kai procesinėse dokumentuose teigiama, kad surinkta pakankamai faktinių duomenų, tačiau nenurodomas konkretus laikas, būdas ar faktinės veiklos aplinkybės. Tokia formuluotė sudaro prielaidas procesiniam piktnaudžiavimui ir pažeidžia baudžiamojo proceso kodekso 187 straipsnio tikslą užtikrinti asmens teisę ir žinoti, kuo jis įtariamas. Tai kadangi, žodžiu, tai čia parašiau tokią peticiją. Siūlomas naujas BK straipsnis, procesinės informacijos iškraipimas, pataisos tikslas, čia ir taip toliau. Ir žodžiu, čia va paleidau aš tą peticiją, čia va komentarai, dėkoja, dėja tokie prirašymai galioja ir medicinoje. Tai taip, ir medicinoje sutinku, būtina baudžiamoji atsakomybė ir už melagingus ir neteisėtus parodymus. Nuo BK straipsnio siūlymas dėl procesinių dokumentų klaidinančių surašymų. Tai va, tai žodžiu, bet esmė yra tokia, kad ta peticija nuo lapkričio 30 dienos 8 žmonės pasirašė. Peržiūrų 820. Žodžiu, tai kas mane labai sudomino šitoj vietoj, tai vat žiūriu, aš analizuoju tą visą struktūrą, čia va, peticija dėl LRT, sustabdyti, čia skaitau tokias pievas, sustabdyti Rusijos geležinkelių tranzitą per Lietuvą į Kaliningradą, tai čia nežinau net ką pasakyti. Ir žodžiu, čia tokie va, ir žiūriu, kad čia tie tokie va iškelimai visokie. Ir pradėjau domėtis, kas čia per tą organizacija, kuri tvarko tą peticiją, įsijungiau pilietiškumo platformos VŠI, Gedimino prospektas 20. Čia ko gero čia yra beveik prie Seimo, aš taip suprantu, jeigu žiūrėt. Ne, per vidurį, nesvarbu. Ir žodžiu, čia dirba vienas žmogus, viešoji įstaiga, viešas žmogus, vienas darbuotojas, bet nerodomas, čia užsislaptinės viešos, žodžiu, toksai. Tai dabar žiūrint apie visą šitą projektą, vienas žmogus dirba, darbuotojai per visą laiką buvo vienas. Čia yra populiaru, kaip čia irgi skambino Mešiai iš asociacijos, ten ar iš ten VŠI, ten kažkokie ten padėsim išspręsti ten visokias nesąmonės. Ir pasižiūri, ten vienas žmogus dirba, toks feikinės tokios atrodo nesąmonės. Ir esmė tokia, kad šovė tokia mintis, jau senai jinai šovė, bet jos realizavimas taip toks buvo sudėtingas, nebuvo laiko. Ir dabar galvojam, kaip būtų galima padaryti, kad apeiti tos visus tos mitingus, ten kur būna stovėjimus, bet techniškai, profesionaliai, pavyzdžiui, pakeisti kokį įstatymą arba ten dar ką nors, tai yra
konstitucinė teisė tokia, man atrodo, LR konstitucija. Va. Ir čia yra parašyta: Lietuvos valstybė kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai. Bet kas yra labai įdomu pagal visą šitą dalyką, tai yra tai, kad irgi čia dariau tokį tyrimą ir aiškinausi, kas ta tauta yra. Tai pagal šios dienos mano surinktus duomenis, tuoj paskaitysiu visą straipsnį. Konstitucija sako, Lietuvos valstybė kuria tauta, bet ji neapibrėžia, kas yra ta tauta. Nei straipsniuose, nei apibrėžimų dalyje. Tai yra didžiausia konstitucijos spraga. Kokios yra galutinės prasmės lingvistiškai? Žodis tauta gali reikšti etninę tautą, lietuvių etnosą, kultūrinę bendruomenę, politinę tautą, valstybės piliečių visumą kaip prancūzų tauta, visus žmonės gyvenančius teritorijoje, istorinė lietuvių tauta, protėvių politinį subjektą. Konstitucija nenurodo, kuri reikšmė turima omenyje. Štai kodėl atsiranda interpretacijos ir manipulacijos. Ką daro Konstitucinis teismas? Kadangi tekstas nieko aiškiai nesako, Konstitucinis teismas pats įrašo reikšmę. Tauta – Lietuvos piliečių visuma. Bet tai nėra parašyta tekste, tai prieštarauja lingvistiniai reikšmiai, kur tauta etnosas, tai prieštarauja istoriniai Lietuvos sampratai, kur tauta kūrė lietuviai, tai sudaro sąlygas teisėtoms manipulacijoms. Tai interpretuotas sprendimas, nekonstitucinis faktas. Toliau, čia dar tada atsiranda klausimas. Jeigu tauta piliečiai, tai kokia tauta kūrė Lietuvos valstybę? Gal žydų, gal lenkų, gal rusų, gal ir ukrainiečių. Štai kodėl klausimas yra visiškai tikslus. Pagal Konstitucinio teismo logiką, jeigu Lietuvoje gyvena 15% žydų kilmės piliečių, jie taip pat yra tautos dalis. Jei 10% lenkų kilmės, jie irgi yra tautos dalis. Jeigu ateityje imigrantai sudarytų 40% piliečių, jie automatiškai taptų Lietuvos tauta. Tai politinės tautos teorija, o ne etninės tautos. Tai va, tai dar yra tokių, čia paskui pasiskaičiau, kokios valstybės, kurios aiškiai remiasi etniniu suvereniteto modeliu yra Izraelis, labiausiai tiesioginis įstatymų įtvirtintas etninis modelis, Japonija, Vengrija, Lenkija, Latvija, Estija, Graikija. Tai čia tose šalise tauta nėra visi piliečiai. Nu ir va, ir šitas va toks dalykas, žodžiu, privedė prie tokios įdomios teorijos, kad jeigu mes dabar norėtume apeiti Seimą ir padaryti visą šitą tiesiogiai, tai mes galime tai daryti tik tai referendumų būdu. Bet referendumas, kaip žinom, surinkti 300 000 žmonių yra, toksai sunkiai įgyvendinama teorija. Tai aš sakau, galima pabandyti kaip eksperimentinį modulį sukurti platformą, kurioje galėtume aktyvūs piliečiai, kurie nori dalyvauti procese, ne kaip partija, bet kaip žmonės, tautiečiai. Ir, ta prasme, būti platformoje ir kauptis tenai, ir kai yra reikalas, paduodam referendumą ir greitai gyvendinam kažkokį reikalą. Tai tam reikėjo kažkokios tai tokios platformos, kur domenas jau buvo ilgai likęs, tai žodžiu pristatau jum tokią platformą.
jinai vadinasi lietuvis.org. Prisijung prie valstybės tiesioginio valdymo. Pilietinė platforma skirta telkti žmonės teisėtam dalyvavimui sprendžiant valstybės klausimus. Ne partija, ne rinkimų kampanija. Tikslas turėti pasirengusią bendruomenę, kurioje esant poreikiui galėtų veikti kartu pagal galiojančius teisės mechanizmus. Tai va, tai čia sistemėlė yra va tokia va. Kam įdomu, tai galėsit užėti pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų, padaryta viskas yra gerai. Čia administruoja tai Vokietijos įmonė CRC Pro GBR technologijas daro. Čia saugumo visi tie dalykai. Tai saugumas dėl duomenų apsaugojimo ten ir viso kito yra A lygio. Bent pagal tuos, pavyzdžiui, žiūrim Web Security Check. Pasižiūrim Web Security Check kokį nors, pavyzdžiui, browserį, parašom peticijos.lt. Tai va, tai čia va peticijos turi tokį saugumo lygį pakankamai neblogą. Lietuvis.org turi biškį geresnį A lygio. Ir va, nesmė. Esmė yra tokia, kad kai padarytas visas modulis, tai prisijungti gali visi, kas tik nori, nereikia jokių tenai patvirtinimų, pasų, ten nieko nereikia. Prisijungia žmonės, papuola į tokį va savo tą dashboardą. Čia galite pateikti naują iniciatyvą. Čia bele ką galite pateikti, savo problemą, ką tik norit, ta prasme. Bele ką. Ir pateikėt ją ir viskas. Ir visi kiti žmonės gali jas palaikyti arba nepalaikyti. Va. Čia va galite pasižiūrėti. Čia va tas mano yra, 52 palaikymo yra. Ir žodžiu, kai šitas iniciatyva šitą palaiko tam tikrą kiekį balsų, tada jinai gauna balsavimo statusą. Ir balsuoti gali tik tai tikrai nariai. Kas yra tikras narys, tai žinom, kad jisai yra tikras žmogus, ne botas prisiregistravęs. Ir tai galima patvirtinti arba administratorius patvirtina, tai susisiekia telefonu, ten pasikalba kaip ir visos tos kitos platformos, ar gyvai susipažįstat ir patvirtina. Arba kitas būdas, tai kitas būdas yra galimas įsigyti sertifikatą. Va. Paspaudžiat sertifikatą, čia yra euras, 3 ir 5 eurai. Galima atsiskaityti kortelę. Žodžiu, gavę tą sertifikatą, jūs iš karto tampate tikras narys, nes, kaip ir autorizacija vyksta pagal to žmogaus duomenis, tai kitas žmogus už jį negalės prisijungti. Ateityje dar bus padaryta su atitikimais, jeigu bus reikalo, kad būtų elektroninis parašas galimas. Žodžiu, viskas bus galima padaryti tai, kas galima padaryti. O surinktos lėšos tos visos, tai bus sistemos palaikymas plėtrai ten ir taip toliau ir panašiai, teisininkam, ten dokumentam, jeigu mes iki to davažiuosime. Tai va, tai tokia alternatyva, bandymas kažką padaryti bendrai, kviečiu visus jungtis ir bandyti, nes kaip čia matom, sunkiai kitaip čia kažkas veikia, tai galima pabandyti
suburti tą grupę referendumo dydžio pabandyti, tai būtų labai įdomus praktinis dalykas ir eksperimentinis našumas. Ir tai būtų labai greitai galima reaguoti į visokius priimtus nesąmoningus įstatymus. Galima pakeisti, atmesti. Čia vat yra viskas surašyta, kas liečia, kaip tai veikia, tai teisinis pagrindas. Tai čia vat, kaip čia viskas veikia, tautos suverenitetas, referendumas, viskas padaryta, praktiškai galima pradėti judėti. Tai va tokie va reikalai, norėjau tiek ir pasidalinti, tai visus kviečiu prisijungti, kam nesunku, aišku, įsigyti sertifikatą, tom palaikysite platformą, turėsit prisiminimui kažkokį va tokį dokumentą, kurį galima tikrinti, irgi turi patikrinimo žymos, čia galima ir taip toliau ir panašiai. Tai galbūt tai yra ta įdomi perspektyva ir alternatyva šiai dienai. Tai manau, kad verta pabandyti ir nebijokit, viskas yra čia saugu, gražu, saugiau negu čia netgi, iš tikrųjų, pagal techninius duomenis. Ir tiek žinių, tai va, tiek ir norėjau pasidalinti šiandien. O kas čia dar? Nu dar tai čia yra visko, bet gal kada nors kitą kartą. Dabar šventinis metas laukia, tai rytoj saulėgrįža, tai rytoj va bus šventė saulėgrįžos ir švęsime šventės. Tai va, tai tiek, iki gero vakaro, iki sekančio karto.